Sveiki visi, susitinkame naujame mano filmuke. Pas mus pagaliau išlindo saulytė, tai visai geras oras. Visos dienos buvo praeitą savaitę siubingos, grynas ruduo, šalta, šlapė ir labai nefaina. Ir ko ant šitą medelį aukščiau? Patinka? Lipk, pabandyk. Vau, koksai gavosi geras. Uhu. Atsargiai. Gerai gavosi? Aha. Ką tik su Magnus atlikom tokį fainą mini projektą. Tai viršus buvo kilimėlis vonios kambariui bambukinis ir jisai nuolatos leidinėja, tai yra gan pavojingas. Turime mes jį jau porą metų ir senose namuose turėjom ir aš nuolatos nusidaužau kojų pirštus į jį eidama, nes jis yra toksai 3 centimetrų aukščio. Tik nepasižiūrėsi, jau nusidauži koją į jį, tai va tas labai nervuoja. Kitas dalykas, jis kartais leidinėja. Yra tie tokie pipsiukai, bet jie nukraičia, vėl priklijuoja, vėl nukraičia, su juo yra tokių problemų. Tai ką aš nusprendžiu padaryti? Supjausčiau pagaliukus vienodo dydžio ir dabar gavosi tokia platforma. Ir jie nepasiekia, kai valosi dantis vonios kambaryje kriauklės gerai. Jie turi tokią kėdutę ir jie nelabai man patinka, nes nelabai saugi. Tai va šis dalykas toksai rimtesnis, stabilesnis ir bus jiem pasilipti tokia platforma visai faina. Ir labai gražiai gavosi. Štai reikėtų man dar tokio pirmam aukštui. Tai va ieškosiu, gal kad darasiu vėl tokį kilimėlį ir pasidarysiu dar vieną. Atvažiavo mūsų plintusai, atvažiavo senelė. Gražus? Aha. Labai džiaugiesi? Mhm. Tu visas dienas laukiai, taip? Nu, parodysi man, kaip jis atrodo. A baisus dinozauras ar gražus? Labai gražus. Taip atrodo Čarlio laikrodukas. Tai čia viskas atvažiavo iš Temu. Kokybė, patys matote, viskas su jais gerai. Silikoninės rankenėlės. Šis su futbolu, šis yra su dinozaurais. Magnus pats išsirinko. O Čarlis norėjo šito. Pamačiau ir galvoju, ką aš čia nusipirkau, nes iš tikrųjų pamiršau, kas čia yra. Tai čia yra tokia muilinė. Pirkau labai fainus pagaliukus. Tai čia va sumuštiniams, martiniui, gali kur nori sūriui, lentai. Tai va, manau, tikrai rasiu kur panaudoti. Labai patiko. Daiktas tai visai nekokybiškas, bet visas susiraitęs ir nenori stovėti gražiai. Šitą pusę kaip ir stovėtų gerai, bet viskas subėgs ir čia bus muilo gabaliukai visokie. O šiaip turėtų būti taip, bet jo. O kas labai patinka, tai yra keramikinė guaša kūnui, masažuoklis kūnui ir labai gerai jaučiasi, kokybė ideali ir sunkus, toksai tvirtas, na labai fainas atrodo. Tai čia yra daug visokių būdų, kaip masažuoti su juo kūną. Daug aš to padarysiu. O, patinka? Nebuvo nei dėžutės, nei kažkokių instrukcijų, bet atvažiavo toksai, kainavo, man atrodo, 12 eurų. Naujas mano bliuzonas iš Primarko, tai šį kartą su Van Gogh paveiksliuku negalėjau palikti. Pagaliau turiu plintusus ir turiu savo senelę. Ką tik papusryčiavau, nesenai atsibudau, tai šiandieną važiuojame į Lego klubą. Tenai Čarlis susitiks su klasioku. Tai Čarlis jį pakvietė į Lego klubą su mum. Jo mama man parašė ir sako, kokį jūs ten klubą einat. Nes susirašėm, susitarėm, tai patys jie susiorganizavo susitikimą. Tai vat mes tik tais patvirtinom laiką ir kur. Tuo reikia važiuoti, sudėsiu greitai pikniką, kažkokį užkandį, nes po to galvoju nusivežti juos ar į parką, ar į aikštelę. Paliekam vyrą darbuotis, reikia pabaigti plintusus. Kai rinkomės plintusus rangalą, ėmėm pačius paprasčiausius, nes užkniso būti be plintusų. Tų, kur norėjom, negavom. Ir vakar, kai man nupjovė tą senelę, man liko tos mažos dalis, vaikščiau su jom po namus ir galvoju, kur jas panaudoti, nes, gaila mesti. Nupjovė tie galiukai, aš galvoju, ar ant kokios pintelės kaip durelės padaryti, ar kažką, vaikščiau po namus ir galvoju, kur man pritaikyti, nes jos gražiai atrodo. Ir tada pamačiau tą vietą ir idealiai tiko tie nupjovimai. Idealiai. Tai dar reikėjo tik vieną panaudoti iš kitos didelios lentos.
Tai va tokie paskutiniai remonto darbai, turbūt. Šviečia, nuotaikos visai kitokios, kai saulėta diena, vaikai laukiam batuto, o aš ruošiuosi daryti pusryčius. Vakar turėjau dieną savo, išvažiavau 8 ryte, grįžau 11. Visą dieną. Vakar ryte pakliuvau turgų, kuris vyksta kiekvieną šeštadienį. Tada važiavau Dondruk shopping centrą, nusipirkau 3 sukneles, dar visokių dalykėlių. Vakare važiavau aplankyti savo dukterėčius į ligoninę ir ji yra 3 mėnesių kūdikis ir norisi ją suvalgyti. Vien atsibudau tokiam gerom nuotaikom ir namai visai švarūs, nors vyras buvo su vaikais namuose, nupirko jiem po naują konstruktorių Lego, tai jie vakar buvo labai visi užimti, statė ir šiandien žaidžia, čia visam patuto savo tą mašiną vežioja, tai užimti vaikai. Magus mandarinų. Ateinant savaitę man bus gan busy, nes pirmiausia, vaikų paskutinę savaitę mokykloje, visos išleistuvės. Reikia mokytėm duomenas paruošti, mano brolis krausiasi kitą savaitę, netoli mūsų nusipirko butą, tai va irgi galbūt važiuosime padėti su daiktais. Kitą savaitgalį atvažiuoja mano uošvinė 3 savaitėm, tai palinkėkite man daug kantrybės ir reikia suruošti lovas, reikia suruošti. Ateinantį savaitę labai daug reikaliukų, šiandien užsiemu dokumentų tvarkymui, keičiu Charlie pasą. Kitas dalykas, tai mano JBL ausinukas lūžo. Tai rodžiu kažkada, kad nusipirkau, džiaugiausi. Su jais viskas kaip ir gerai. Vienintelis dalykas, kad jeigu klausaisi, negali toli nueiti nuo telefono, nes atsijungia, kas mane žiauriai nervuoja. Kokie 5 metrai ir atsijungia. Ir pas mus namas didelis, jeigu aš nueinu į 2 aukštą, aš jau nebegaliu šnekėti, kas mane labai nervavo su šiais ausinukais. Bet praėjus gal 3 mėnesiam viena pusė nesikrauna. Tai susirkiau, iš kur pirkau ir sakė, kad galiu grąžinti, nes dar kaip ir garantijoje. Jeigu turite gerą rekomendaciją ausinukams, atsiųskite. Tai va. Aš pastebėjau, kad kai kiekvieną kartą atšyla, aš kažkur važiuoju ir tada susergu kitą dieną. Gau garantuotai dėl kondicionierius mašinoje, nes pas mus žiauriai buvo šilta ir aš visą laiką peršalu nuo kondicionierius. Visą laiką skauda gerklė. Vakar vaikai padarė atvirukus savo mokytojam, tai turim tokią įdomią techniką su tualeto ruloniuku to kartonu ir gaunas tokias kaip gėlytės, kartais gali nuspalvinti geltonus viduriukus, atrodys labiau kaip gėlytės, bet man visai ir taip gražu, tai vad gaunasi tokie atvirukai ir šiandieną vaikai parašys savo buvusiam auklėtojo. Čarlis turi mokytoją ir yra tokia padedančioji mokytoja, tai va čia jai yra. Nusipirkau iš Amazon tokį dalykėlį, tai dabar jis kraunasi, bet įjungiau, tai va jis turi va tokias šviesas, čia yra kaip kempingui skirtas, turi rankenėlę, pasikrauja su saulės baterija, jeigu negali pakrauti ir lizde. Ir čia yra vabzdžių žudikas, uodų gaudytojas, mane siaubingai kažkas ėda, dieną naktį, aš visur sukandžiota, tai va nusipirkau šį dalykėlį, gali neštis į lauką, gali neštis, tai va aš pasistačiau prie lovos, nes niekam kitam nekanda, tik man. Tai nežinau, kas čia mane kramto, bet jo, nusipirkau šį dalykėlį. Viso gero. Ne! Viso gero. Susitinkame po baseino ir mano plaukai labai nublūsta nuo to feno ten, kur yra.
kas ten per fenas, bet aš esu žiauriai frizė. Ir jisai visai nesuglotina plaukų, tiesiog jis išpučia. Tie fenai tokie įdomus, vos gyvi pirmiausia ir dar šaltą orą pučia ir pučia į visas pusės, tai bet po to mano labai keisti plaukai būna. Esu po baseino, po saunos pagaliau sutvarkęs sauną, kur man patinka. Man patinka garų sauna. Iš viso tokie maži geri dalykai vyksta. Tai va tasai va garų kambarys šiandien mane pradžiugino, o vakar kas nutiko. Prieš porą dienų išploviau Lego lovą, mūsų šuns lovą, ir esu nupirkusi tokį kaip guolį, ir jis atsitraukia užtrauktuku ir tada išsitraukia 4 pagalvės, kad galėtum skalbti skalbimo mašiną. Ir aš ištraukiau tos pagalvės, išploviau tą coverį ir kai ištraukiau, paaiškėjo, kad užtrauktukas pačiame gale atplyšo ir iškrito abu užtrauktukai. Ir gavosi, kad, nėra užtrauktuko. Turėjau tokį užtrauktuką pas save gulinti, tai bandžiau jį pritaikyti ir nesigavo. Tada jeigu užsiūsiu, nebegalėsiu plauti, vėl ardyti kiekvieną kartą, galvoju kokius ryštukus padaryti, vienu žodžiu. Keisti užtrauktuką, žiauriai daug darbo, kur tokį gauti. Vienu žodžiu, prastovėjo ta lova išardyta pas mane kambaryje. Ir nieko aš nesugalvojau. Ir vakar ištraukiu skalbinius ir tarp kojinių radau užtrauktuką. Kojiniai radau užtrauktuką. Vieną iš 2, nes tenais 2 dėdavosi, bet vis tiek vienas yra labai gerai. Tai įkišau atgal, užsiuvau ir dabar turime sutvarkyti Lego. Kai radau, taip džiaugiausi. Sekmadienį atskrido vyro mama. Labai gerai man kažkur išvažiuoti. Tai va šiandieną rytas labai smagiai praleistas. Lygiai 11 varau namo pusryčiauti, galvoju vakare eisiu susisiūti drabužių, nes turiu daug drabužių, nusipirkau kelnes per ilgas, ši suknelė aš jau skęstu ir man reikia jai susiverti gumelę, po to dar turiu kelis rūbus, kuriuos reikia šiek tiek patvarkyti, tai vad galvoju šiandieną užsimsiu tokiais reikaliukais. Toks mano antradienio rytas, tiksime greitai. Radai? Parodysi, kad mūsų kilimą padėjėjams mažas. Aš šiandieną jį išploviau su savo Džordžu. Išploviau fotelį ir tada išploviau kilimą. Taip, kai išdžiuvo, ištepiau štai su šiuo kremuku, kuris yra kosminis, tai jis yra skirtas odai, aš naudoju rankiniams, batams, viskam. Kai veikia, pirkau Amazon, 0,5 kilogramo, labai ilgam užteks. Kavos pertraukėlė, pasidariau savo mėgstamiausią desertą,
prie kavos, tai va išragausim kaip šį kartą gavos. Bandžiau pjaustyti, bet nelabai pjaustyti, teko laužyti. Šis nuostabus komplektukas, puodelis ir ant tokių kojyčių lėkštutė. O pirkau šį komplektuką Lietuvoje per praeitas atostogas. Sutinkame ramią popietę, užmigdžiau vaikus, pasidariau kavos, išsitraukiu savo desertą, kurį dariau vakar, tai jį padaryti yra labai paprasta. Tai tiesiog datulės, riešutų sviestas ir juodas šokoladas ir gaunasi va toksai desertas ir ką tik vyras paragavo ir sakė skonis kaip Snickerio. Tai būtent Snicker šokoladuką, tik tais daug sveikesnė versija ir labai greitai pasidaro, ypač kad aš beveik visą laiką turiu visus ingredientus namuose. Šiandien turiu tokį fainą rytą, tai buvau baseinė, sauna, žiūrėjau kelias parduotuvės, tai vat nusipirkau kelias dalykėlius Home Store or More, nes vyras paprašė, kad nuvažiuočiau ir nupirkčiau padangą. Ne padangą. Padangos viduje, kur dedasi kažkas ten kamera, jei neklystu vadinasi, vienu žodžiu, atsiuntė detalę, kurią reikėjo nupirkti, tai nupirkau ir ne tą dydį man davė, nors nusintė tenais nuotrauką, kokią reikėjo ir man pardavėjas padavė ne tą, tai vat vyras važiavo pats pakeisti ir nupirkti teisingą. Tai prieš porą dienų abu vaikai pradėjo pilnai važiuoti dviračiais, be jokių pagalbinių, be nieko, ir jie iš tikrųjų neturėjo net dviratukų su pagalbiniais ratukais, tiesiog nuo balansinių perėjo paprastą dviračių ir jiem puikiai sekasi. Tai šiandieną ryte pamatėm, kad vienam dviratukui nuleista padanga, tai vat vyras sutvarkė ir reikėjo tos dalies. Ir aš tada važiavau dar į Lidl parduotuvę. Šiandieną Lidl parduotuvėje kaip tik turėjo atvežti vynuogės ir mėlynių krūmelius, kurių aš labai norėjau, kitur aš jų negaunu. Jau kelias dienas laukiau, stebiu tas dienas, kada ten turiu užvežti, tai va šiandieną užvežė. Žadėjau važiuoti prieš baseiną, nelabai spėjau, tai nuvažiavau po, tai gerai, kad aš nelaukiu po pietų, nes paėmiau būtent paskutinius augaliukus, būčiau dar vieną krūmelį pasiėmusi mėlynių, nes norėjau jų 3, bet būčiau negavusi. Vakar redagavau šį filmuką ir supratau, kad nuo paskutinio mūsų susitikimo praėjo beveik 3-4 savaitės, nes kažkaip vienu momentu visiškai nustojau filmuoti. Tada savaitę skridau Lietuvą vieną. Skridau senelio gimtadienį, buvo 80-metis, buvo didelė šventė ir toksai giminės susitikimas. Virš savaitės buvau Lietuvoje, visas dienas praleidau su šeima, su giminėm, aplankiau žmonės, kur senai nemačiau, kapines. Griaudėje laukia, aš labai bijau griaustinio. O gal ne, gal tik šiukšlių kokią mašiną. Nežinau. Buvau Palangoje vieną dieną, pasidariau tatuiruotę, tai pasitaisiau tatuiruotę, kurią jau turėjau, skaičiau, kad jai virš 10 metų ir noriu atsinaujinti, tai truputėlį pasididinau, atsinaujinti labai džiaugiuosi ir būtent tam pat, kur visą laiką darau savo tatuiruotės. Nešiulės yra nereali meistrė, kuriai pasitikiu 100% ir dabar patikiu tik jai savo tatuiruotės, tai pasidariau, susitvarkiau tatuiruotę ir iš tikrųjų tas laikas labai greitai praėjo ir grįžus vėl buvo visokių reikalų. Kadangi dienos buvo labai gražios, tai plovėm kilimus, leidom laiką lauke, dažiau lauko duris, tokių. Vakar buvo tokia diena, kai jau buvau nusprendusi, kad pradėsiu vėl šiandieną filmuoti ir išėjus iš parduotuvės pamačiau, kad kažkas nubrėžė mano mašiną, bet nubrėžta tai taip stipriai per visą šoną, ratlankis nubrėžtas ir įdaužta lempa, tai taip man sugadino nuotaiką. Tai visą popietę praleidau bandydama prisiskambinti mūsų policijai, gardai ir kad patikrintų kameras, kas ten padarė ir pabėgo iš nusikaltimo vietos. Tai vad dar yra neišaiškintas dalykas. Abu vaikai išeis į mokyklą rugsėjį, mažasis labai laukia, supirktos visos priemonės, viską vakar dar prigrėbėm paskutinius dalykelius. Tai praeitais metais susivėlinau ir tai per kelias vietas turėjau lakstyti, kol surinkau viską, kaip tik dar pas mus visi remontai vyko, viskas, tai buvo toks chaosas, tai šiais metais, sakiau, padarysiu viską žymiai anksčiau negu įprastai, kad būtų vaikai suruošti į mokyklą ir būtų tiesiog žymiai ramiau. Baigiau labai fainą audio knygą, tai kad susijęs su to serialu Batman, bet jie visiškai yra skirtingi dalykai ir dėl to aš juos norėjau, nes man labai patiko tas serialas, tai galvojau, atradau knygą apie moterį žudikę. Tai kriminaliniai dalykai labai patinka, tai fainai susiklausė tą knygą. Atsivežiau porą knygų iš Lietuvos, tai galvoju, ar imti paprastą knygą skaityti, ar vėl rinktis audio knygą. Einu mėgautis kava, ieškoti audio knygos naujos ir susitiksime mes greitai. Supirkom viską Čerliuko mokyklai, tai parodsiu greitai, ko jam reikia šiais metais. Tai 2 pakeliai tokių kreidelių iš Krajolos, tai viena penalė, kita čia. Tada reikia 3 tokių flomasterių, čia markeriai ant lentos, tada 3 tokių storų peštukų. Tai nuėjau į mokyklos parduotuvę, daviau sąrašą moteriai, kur dirba. Ji man viską surado, bet dabar, kai dedu, matau, kad aš trūkstu dalykų, tai man reikia dar 1 flomasterį, reikia 1 peštuko. Tai šlyjei
du specialūs tokie žali trintukai, tada Play-Doh štai plastelino 2 indeliai, tada 2 tokie ir vienas namų darbams skirtas štai toksai didelis folderis. Jie yra iš tikrųjų labai geri ir šiaip mes juos namie naudojam visokiam žaidimams susidėti, tai net pirkti nereikėjo, nes aš juos turiu. Ir tada viską pažymiau, kas mano vaiko su štai tokiais lipdukais. Šie yra iš AliExpresso, šie buvo užsakyti specialioje parduotuvėje specializuotoje. Šie irgi fainiai yra, tai čia tinka labiau ant drabužio ant batų, tai vat su tokiais vat užsisega ir sukarpai vaiko vardą tiesiog ir gali ant bato, ant striukio, ant dar kažko uždėti ir va puikiai laikosi. Tai tuos kažkada užsakiau, man atrodo, irgi AliExpresse kainavo keli eurai, bet pati iš praeitų metų išploviau, išdžiovinau. Penalas irgi iš praeitų metų, tik tais jisai jau tais metais jo nenaudojo, nes nereikėjo, bet šiais metais reikia. Tai va, sudėjom čerliukui, trūkstam 2 mažų dalykų. Dabar parodysim Magnus gražią naują kuprinę. To padovanojo. Mažiutė. Močiutė padovanojo tokią gražią kuprinę rugsėjo 1. Tai čia yra iš tos pačios firmos Smiggle ir yra vat, vienas skyriukas, tada yra dar mažas skyriukas ir tada yra pagrindinis didelis skyrius. Magnus sąraše yra daugiau Play-Doh, tada jo penalas, vat jau yra jo vardas užklijuotas. Ir pirkom jį Amazon. Jeigu patinka jūsų vaikam mašinas ir tokie penalai, tai mačiau Temu kainuoja, man atrodo, 5 ar 6 eurai. Aš mokėjau apie 20 Amazon, tai pirkit Temu. Tada vėl tie patos pačias reikmenis, 4 markeriai ties planučiai, 2 trintukai, 4 tokie pieštukai. Stori pieštukai jie tokius naudoja ir drožtuko nieko nereikia, tai turbūt jie turi kokį nors mokykloje tenais, kur visi naudoja. Tada klijai, šiaip prašė, kad reikia pritstik, niekur aš negaunu storų, va tokių pritstik, bet jam pardavėjas sakė, kad tiks ir bet kokie, svarbu, kad, na, būtų stori tie klijai. Krajola, tai nupirkau tokią ir tada čia yra keli folderiukai, va jau su vardais užklijuotais. Tai ko jam reikės? Reikia dar A3, va tokio vieno folderiuko, tai šiandieną paieškosim. Tai va tokie, va, reikaliukai su vaikų mokyklom. Mano šiandienos neplanuoti pirkiniai. Tai buvo Home Store and More. Nusipirkau papildymą savo Dish Daddy, nes neturiu. Nusipirkau Elbow Grease firmos štai tokią kempinėlę, jos mano mėgstamiausias visų paviršių valymui. Tai viena pusė yra medžiaga, kita tokia aštresnė, ypač stalam, nuvalyti viskam tokiam. Šiaip man patinka Minky firmos, bet tada nusipirkau sėklų, svoguniukų gal nesėklų. Nesenai užmačiau, kaip jos atrodo gyvai ir jos nuostabios. Tai nusipirkau svoguniukų, tai čia 10 svoguniukų ir labai gražios gėlytės, tai kitais metais jos bus kažkur pasodintas mūsų kieme. He wants a good looking fireman to save him, not you. Išmoko nardyti, tai labai nori praktikuotis ir labai laukia to baseino, o prieš tai buvom lauke ir mokinosi su dviratuku važiuoti čerliukas. Tai Magnus jau išmoko prieš, nežinau, kelis mėnesius, bet mūsų mažasis yra visiškai bevaimis ir dažniausiai viską išmoksta pirmas. Tai va buvo ir šį kartą su dviračiu, išmokasi pirmas važiuoti, o va čerliukas jam šiek tiek su to sunkiau. Jis pradeda panikuoti ir tada stoja ir arba labai lėtai važiuoja, nes jis bijo greitai. Ir dėl to jam iki šiol nesiseikia, bet vat vyras išsivedė porą vakarų, užsiėmė su tuo važiavimu ir šiandieną jau labai drąsiai ir gražiai važiavo. Vyrui ir vaikams noriu padaryti šlaunėlės su bulvėm vakarieniai ir kažkokiam daržovėm, tai noriu viską, kad galėčiau pašauti į orkaitį ir nereikėtų stovėti prie keptuvės. Turiu 2 kg agurkų. Tai juos apipyliau druska 4 šaukštais ir kai buvau Lietuvoje, seneliai iš šiltnamio parsinešė daug agurkų, močiutė ten sukūrė kažkokį stebuklingą receptą ir paliko viską prispaustą kibirę ir aš tą kibirą radau tuos agurkus. Aš paragavau ir jie buvo kosminiai, tai vakumuoja juos, bet aš jų nevakumuoju, nes mes juos suvalgome, nespėjau suvakumuoti. Tai atsiuntė man tokį receptą iš kažkokio kalendorių, senovinė nufotografuotas tas receptas, bet skonis tobulas, jie aštrus su čili. Tai galėsiu parodyti šiandieną, kaip aš juos darau ir galėsite pabandyti ir jūs pasidaryti. Vienintelis dalykas, kad į juos dedasi labai daug cukraus, kad gaunasi tobuli agurkai.
nefainus suktukus susigiu plaukus, eisime daryti agurkėlių. Savaitgalį turėsime svečių, kepsime šašliukus, tai bus puikus dalykėlis prie šašliukų. Dar vakar padariau raudonojo svogūno, to violetinio svogūno, nežinau, kad irgi užpyliau actas ir cukrus ir šiek tiek druskas ir gaunasi, kosminiai svogūnai, bet pirmą aš jūs nuplaunu verdančių vandenį, nes man nepatinka jie per stiprus ir gavosi tobuli, tai irgi tiks prie šašliukų, bet irgi vakar padariau, buvo pilnas stiklainiukas, tai jų neliko, tai gerai, kad dariau 2. Tai turiu dar 2 tokius padarytus. Šiandien per pietus suvalgėm, dar maniškis porą kartų turbūt įsisuko. Šaldytuve yra dar kimči padaryta praeitą savaitę. Tai receptas toks: 750 gramų cukraus, 1,5 stiklinės acto, tai aš spėju, kad stiklinė yra 250 gramų, tai nežinau, ką jie reiškia pagal receptą tą stiklinį. Tada 7 šaukštai aliejaus, 2 galvutės česnako, tai nežinau irgi, ar tos 2 mažos galvutės, ar va tokios. Tai aš dėsiu tokias, nes man patinka česnakas, ir tada čili, štai tokie milteliai. Tai praeitą kartą netyčia įdėjau paprikos miltelių ir šiek tiek sugadinau receptą, nelabai tiko ten tą papriką, tai dabar jau nusipirkau tą tikrai. Ir einu viską tiesiog sudėsiu, išmaišysiu ir palaikyti, man atrodo, reikia 12 valandų. Kombučios papildymo diena, tai baiginėjau su burbuliukais ir pasidariau 3 naujus, tai leisiu 3 dienas pastovėti, kad suburbuliuotų ir naujas, ką tik užpiltas dalykėlis, tai skanaus man. Bye bye, Charlie. Pas mūsų grįžo vasara šiandien, tai kai išlenda saulė visai primena vasarą, už manęs kaba skalbiniai, naudojusi progą, kad saulėta diena ir viską išnešiau lauką, tai mėgausi kava ir dabar turiu dar porą valandų iki svečių atvažiavimo, tai šiandieną laukiam svečių, kepsime šašliukus, atvažiuos vyro draugas su šeima, jie yra iš Ukrainos, atsikėlė į Airiją gal prieš 2-3 metus, o rytoj galvojame pasidaryti kažkokią ekskursiją, tai galbūt pasidalinsiu, kur mes važiuosim, ką mes veiksim rytoj, bet manau, tai pamatysite kitame mano filmuke. Iš tikrųjų nemažai jūsų pasigėdo mano filmukų ir gavau žinučių Instagrame, kur dingau, tai malonu, kad laukit, malonu. Jeigu aš čia nesu aktyvi, tai dažniausiai esu aktyvesnė Instagrame, tad kviečiu pasiekti mane tenais. Atsisveikinsiu čia, ačiū, kad buvote kartu ir susitiksime mano kitame filmuke. Iki.